tai yra bendruomenė. Tai yra žmonės, kurie kartu susirinkę kuria šitą mokyklą. Vyksta visuotinis susirinkimas mokyklos ir šiandien man dabar atrodo svarbiausia Žaliojoje mokykloje bendruomenė. Nes tik jos dėka gimė ši mokykla, jos dėka jinai vystosi, jos dėka yra tokia, kokia dabar yra. Ir dabar, kaip matome iš istorinės perspektyvos, daug pradžios mokytojų buvo patys tėvai, mokėsi Valdorfo pedagogikos. O Valdorfas svarbu man dėl nuoširdumo, dėl požiūrio į vaiką, į šeimas, į žmogų. Jautiesi savo vaiko mokyklos dalimi. Nes valstybiniai mokykloje tarsi tu atiduodi vaiką, ir pasiemi. O čionais tu dalyvauji visose procesuose, esi ir įtrauktas ir mokytojų į mokymo procesą, į informavimo visą ir visų sprendimų net priėmimo procesą. Šiandien kaip tik turim visuotinį susirinkimą 10 metų progą ir jaučiasi, kad svajonės turi galę iš minčių pavirsti į realybę. Netgi keisčiausios ir sunkiai kartais patikimos istorijos tampa realybė. Noriu pakviesti visus bendruomenės narius, kas ne taip dažnai gal atvažiuoja į talkas, tiesiog atvažiuoti į talkas ir kartu prisidėti prie kūrimo. Nes labai smagu, kai atvažiuoji čia, matai, kad šitą kampą aš padažiau, šitą kampą aš prisidėjau kurdamas. Tai matosi tavo rankų prisidėjimas ir kad tu esi dalis to, kas sukūrė visą šitą nuostabų projektą.